Labą dieną, džiaugiuosi, jog prisijungėte. Tikiuosi gerai mane girdite. Taigi, šiandien pristatysiu Fronius Reserva Pro kaupiklį, kuris suteiks daugiau talpos buityje ir daugiau galios. Taigi, aš esu Andrius, techninis patarėjas Baltijos šalims, lankau montuotojus, pristatinėju jiems Fronius produktus ir padedu rasti galimybę suinstaliuoti patį geriausią sprendimą. Pristatymo metu, jei turėsite klausimų, galite užduoti juos klausimų sekcijoje. Jeigu nespėsite, galite vėliau susisiekti su manim ir mes aptarsime iškilusius klausimus. Taigi, Fronius Reserva Pro, naujas kaupiklis, supažindinsiu su juo, greitai apžvelgsim pagrindinius dalykus. Čia bus daugiau pats pristatymas, o jeigu iškils klausimų daugiau, matysim, kad, nežinau, atsiranda klausimų ateityje susijusi su pačiu montavimu, valdymu ar dar kokių klausimų, tai padarysim atskirą dar pristatymą, webinarą, mokymus būtent į aktualius klausimus. Taigi, apie patį produktą, patį įrenginį, tai jisai yra Froniaus gaminys, ateinantis iš Froniaus, kuriam suteikiama visapusiška techninė pagalba, tiek paleidžiant, prižiūrint, keičiant ar iškilus kažkam problemų. Labai paprastas paleidimas per pačią Solar Start programėlę, nereikia kažkokių dar papildomų programėlių, viskas iš vieno įrenginio. IP klasė 6.5, temperatūrinis diapazonas, kuriame gali kaupiklis veikti, yra nuo -20 iki +50, bet žinoma, rekomenduojame laikyti jį teigiamoje temperatūroje. Jisai viduje neturi kažkokio pašildymo, tai dar mažintų jo efektyvumą, efektyvų darbą, todėl geriau jį laikyti kažkur ten, kur yra teigiama temperatūra. Tai kadangi, žinoma, jisai gali veikti ir prie -20, bet teoriškai prie tokios minusinės temperatūros. Jo įkrovimo iškrovimo galia labai stipriai bus apribota. Taigi, pats kaupiklis gali susidėti nuo 3 iki 8 modulių, tai vienas bokštas gali būti nuo 12 kWh iki 32 kWh ir mes galime sudėti iki 4 bokštų ir turėti bendrą sistemą iki 128 kWh. Taip pat šiam kaupikliui, taip pat kaip ir ankstesniam mūsų rezervą ir tiek ir Reserva Pro, mes suteikime 10 metų garantiją. Ir kuo labai džiaugiamės, tai yra, žinoma, ne kaupiklis pagamintas ne Froniaus gamykloje, bet pagamintas kitoje gamykloje Europoje. Celės ir patys moduliai yra gaminami Europoje, Europos šalyje, Europos Sąjungos šalyje. Tai mes galime vadinti, jog jis yra kaip ir Froniaus didžioji dalis, turbūt beveik visi produktai yra gaminami Europoje, tai ir didžiuojamės, jog būtent galime pasiūlyti dabar visą sistemą pagamintą Europoje. Taip, konkrečiai apie
patį kaupiklį, tai jisai turi gana plačias galimybės. Čia yra palyginimui ankstesnis Fronius rezervą ir Fronius rezervą Pro. Tai yra, matom, jog vieno bokšto gale iki 16 kWh su rezerva ir iki 32 kWh su rezerva Pro. Tai yra dvigubai daugiau galios. Taip pat priklausomai nuo bokštų kiekio dabar padvigubėja ir bendra galia, kurią galime turėti, bendra talpa negalia, kuri gali būti sumontuota ir naudojama buityje, namuose, ofise, kur mes panaudosime būtent šį kaupiklį. Taip pat padidėja su rezerva Pro ir pati įkrovimo iškrovimo galia. Tai yra su Gen 24 inverteriais, rezerva 11 kW galia, įkrovimas iškrovimas, rezerva Pro truputėlį didesnė, iki 12,5 kW galia. Su Verto inverteriais, kadangi jie didesni, galingesni, nuo 15 iki 33,3 kW galios inverteriai, tai mes turime jau galimybę iškrauti dvigubai didesnę galę negu su rezerva kaupikliu. Tai su rezerva Pro iki 28 kW gale galime iškrauti kaupiklį. Tai gana greitai galime įkrauti maksimaliai visą bokštą. Žinoma, turiu atkreipti dėmesį, jog šita galia įkrovimo iškrovimo jinai priklauso nuo įvairių niuansų, nuo kokia įtampa srovė ateina iš DC pusės, kokia yra inverterio efektyvumas koksai ir kitų tokių smulkių niuansų vartojimo buityje, kiek tuo pačiu metu vartojama yra. Tai nuo tokių smulkmenų ta galia gali būti šiek tiek mažesnė, bet idealiu atveju jinai gali pasiekti iki 28 kW galia. Na ir kaip minėjau, garantija tiek vienų, tiek kitų yra 10 metų garantija. Taip pat, kuo dar labai džiaugiamės, jog galime dabar pasiūlyti ir jau prieš tai su rezerva ir su rezerva Pro galime pasiūlyti viską iš vieno gamintojo, tai yra tiek patį inverterį, na žinoma, modulių mes negaminame, bet visą tą elektroniką, kuri visą širdį, kas jums padeda energiją valdyti, tai galime pasiūlyti iš Froniaus, tai tiek patį inverterį, energijos matuoklį, automatinį ar rankinį perjungiamą avariniam režimui, elektromobilio krovimo stotelę, kaupiklį, ir vandens pašildymo ir šilumos siurblio valdymo produktą, kuris gali tiek vandenį pašildyti, tiek valdyti ir šilumos siurblį. Taip dar labiau staupant energijos ir panaudojant saulės energiją buityje. Taip, techniniai duomenys. Taip, rezerva Pro, nurodyta talpa, kiekvieno bokšto priklausomai nuo modulio dydžio. Tai, na, jeigu rezerva senesnis modelis 16 kWh, jisai buvo maždaug apie 1,60 m kažkur tais aukščio, tai su rezerva Pro jisai metro nesiekia aukštis. Tai gana į aukštį nedaug, žinoma, jisai yra storesnis, rezerva yra 18 cm į gylį, čia yra 44, tai truputėlį jisai storesnis yra, bet į ilgį, į plotį jisai yra
beveik 60 cm pločio, rezervas senesnis apie 80 cm pločio yra. Taigi, modulinė koncepcija susideda vienas ant kito, nereikia papildomo kažkokios keitiklio, jisai tiesiog ima tiesiai iš inverterio DC pajungimą pačią tiesiai iš DC pusės ir krauna. Taip pat celės yra ličio geležies fosfato chemijos elementai, tai jie užtikrina saugumą ir ilgaamžiškumą, nes būtent su šita ličio geležies fosfato chemija šitom celėm mes turime patirti daugiau negu 10 metų, gal apie 12 metų turim tą patirtis būtent su šitos ličio geležies fosfato kaupikliais. Tai žinom, jog tai yra ilgaamžė, saugi technologija ir todėl siūlome ir dabar ją. Taip pat kaupiklis suderinamas tiek su Gen 24 Plus ir Verto Plus inverteriais hibridiniais ir rezervinės energijos sprendimais su tiek automatiniu perjungimu, tiek rankiniu perjungimu. Taip, moduliai. Vienas modulis sveria apie 35 kg, jo talpa beveik 4 kWh, įtampa nuo 212 iki 566 voltų, skirta efektyviam energijos kaupimui, įkrovimui ir iškrovimui. Taip, su rezerva Pro turime didesnę galią tiek įkrovimui, tiek iškrovimui, priklausomai nuo modulių skaičiaus, kokios galios mums reikia, pasirenkam, 20 kWh, tarkime, ir galime ir su vienfaziais įkrovinėti, o su trifaziais, čia kaip pavyzdys, 12 kW, Gen 24, tai įkrovinės 7,8 kW. Taip, tarkime, jeigu jūs pasirinkate mažesnę bokštą ar kelis mažesnius bokštus, ateityje juos galite plėsti, pridedant dar papildomų modulių iki maksimalaus 32 kWh galios talpos bokšto. Taip, tai jeigu turite vienfazę sistemą su rezerva, jūs turėjote galimybės turėti bokštą iki 9,5 kWh ir įkrovinėti maksimaliai, kad ir turint 10 kW hibridinį inverterį, įkrovinėti tik 4,5 kW gale. Su rezerva Pro jūs galite turėti dvigubai didesnį bokštą, iki 20 kWh ir krovinėti beveik 8 kW gale. Ir žinoma, jūs galite turėti iki 4 bokštų, jie visi turėtų būti vienodi, tai yra vienodą modulių skaičių, ar visi po 3, ar visi po 8, ar po 5, jau kaip pasirinksite, bet visi turėtų būti vienodo dydžio. Ir jungiant bokštus, nereikia kažkokių papildomų dėžučių sujungimo, jungiasi tiesiog vienas į kitą. Iš inverterio ateina visi kabeliai ir tada tiek komunikacijos, tiek DC nuolatinės srovės laidai jungiasi vienas į kitą. Montavimas
iš ko susideda pats bokštas, tai yra iš pado, kuris atkeliauja su valdymo bloku. Valdymo bloke yra pajungimo visa erdvė, jungiklis iš šono ir LED būsena. Ir žinoma iš modulių. Montuojant susidedame visus modulius, kiek reikia, juos tiesiog dedam vieną ant kito, dedam, susidedam, ant viršaus uždedame BMS valdymo bloką ir tada tik tais valdymo blokas tvirtinasi prie sienos tam, kad visas bokštas nenuvirstų. Dėl saugumo pritvirtiname vienoje vietoje tik tais prie sienos. Ir tada užsideda dar dangtis ir viskas. Žinoma, prieš tai dar reikia ir sujungti kabelius. O kaip kabelius sujungti galime pamatyti čia. Taigi, čia pasijungia tiek pliusas minusas. Jeigu jungiame antrą bokštą, čia yra šalia antro bokšto pajungimui. Antras bokštas vėl jungiasi, ateina į pirmus pajungimus ir tada vėl, jeigu trečią bokštą turime į trečią, išeina ir taip pat iš trečio į ketvirtą. Pirmas bokštas, jeigu vieną turime, tai tiesiog pasijungia inverterio pajungimui. Jungtis yra, jeigu turime antrą, trečią, tai turime jau atėjimą iš pirmo įėjimas ir tada, jeigu jungiame į trečią, išėjimas į trečią. Iš antro įeina vėl į trečią įėjimas ir vėl taip toliau iki ketvirto. Taip, ir taip dar čia yra žeminimui pajungimas. Tai toks gana nesudėtingas kabelių pajungimas, patogus išėjimas į galą prie sienos, tad visi laidai, kabeliai nesimaišo, kažkur tais nesimėto. Inverteriuose pajungimas įprastai Gen 24 turi jungti tiek šalia MPPT stringų pajungimo yra kaupiklio pliusas ir kaupiklio minusas. Ir Modbus pajungimas, kaip įprastai, per pilot bokštę viduryje. Verto inverteriuose Modbusas irgi taip pat pasijungia valdymo plokštėje, o kaupikliui pajungimai pliusas minusas yra atskiri lizdai. Jungiant ryšį, komunikacijai tarp išmaniojo skaitiklio ir kaupiklio galime naudoti mūsų visus siūlomus išmaniosius skaitiklius. Jie jungiami į keitiklį, iš keitiklio į kaupiklį. Jeigu norime pajungti ir automatinį perjungimą, rankinį perjungimą, mums reikėtų dar įterpti ir valdiklį. Rankinė ir automatinė, taip pat yra schema, kaip ką sujungti, tai energijos matuoklis jungiasi tiesiai prie valdiklio, o iš valdiklio jau valdiklis su keitikliu susijungia, o iš keitiklio, žinoma, su kaupikliu. Taip, paleidinėjant, kai jau viskas pajungta yra, kaupiklį aktyvuojame jungti, jungiame jį, lemputės pradeda mirksėti, kaupiklis pradeda darbą, užsidega nuolat švyti žalias, mėlynas vis dar mirksi, tai jisai pradeda komunikuoti, jungiasi prie inverterio ir kai nuolat dega, šviečia tiek žalia, tiek mėlyna, reiškia, viskas susijungta, kaupiklis veikia.
Paleidimas ypač paprastas, nereikia konfigūruoti pačio kaupiklio atskirai, jo paleidinėti nereikia. Svarbu, jog turėtumėt G24 plus ar Verto plus inverterį, jį atnaujinti iki bent mažiausiai iki 1.38 programinės įrangos versijos, kuo naujesnė, tuo geriau. Tada prisijungti tiesiai prie pačio inverterio, nustatymuose eiti prie komponentų ir komponentuose pasirinkti būtent rezervą Pro kaupiklį ir vėliau jisai pridėjus jį, jisai turi atsirasti jau SolarWeb monitoringo platformoje ir per tenais jūs galite atnaujinti patį kaupiklį. Taip, na ir apžvelgiant visą tai, rezerva Pro skirtas didesniem objektam, daugiabučiam, smulkiam verslui. Visa sistema iš būtent Fronius kaip gamintojo, visi elementai galime juos pasiūlyti būtent iš Fronius, visą techninį palaikymą, kadangi jeigu visi elementai yra iš Fronius, tai mes galėsime įvertinti, kaip veikia visi elementai, ar viskas gerai, nes kadangi jeigu bus visi elementai iš mūsų, mes žinosime specifiką kiekvieno elemento ir galėsime, jeigu kažkas neveiks, galėsime pasiūlyti ir sprendimą. DC jungtis yra svarbi, nes jinai užtikrina minimalius nuostolius, sistema veikia itin efektyviai. Taip pat, kas dar yra svarbu tiek Froniui, tiek su pačiais kaupikliais, tai yra saugumas, duomenų saugumas, patikimumas. Taip pat džiaugiamės, jog celės ir patys moduliai yra jau gaminami Europoje. Taip pat su rezerva Pro galime pasiūlyti didelę įkrovimo iškrovimo galią. Gana greitai galima pakrauti, iškrauti kaupiklius, saugi technologija su ličio geležies fosfato chemijos celėmis. Džiaugiamės, jog ir pats paprastas paleidimas yra per SolarStart programėlę ar tiesiogiai prisijungus prie inverterio. Na ir patogus pajungimas, tai yra montuotojai gana džiaugsmas pajunginėti, nes gana paprasta, viskas vienoje vietoje, viskas lengvai matosi ir lengva pajungti. Taip, tai tiek apie patį pristatymą, nežinau, klausimų matau lyg ir nėra. Jeigu turite daugiau klausimų, kreipkitės į mane, atsakysiu juos. Jeigu norite daugiau sužinoti apie visas kaupimo sistemas, avarinio režimo sprendimus, tai galite apsilankyti YouTube kanale, Fronius YouTube kanale ir ten rasite begalę video įrašų. Jeigu nerandate kažkokio sprendimo, ar nežinote, ar norite irgi kažkokių mokymų ir nerandate jų, galiu padėti surasti juos, nes, kadangi tų mokymų YouTube kanale yra tikrai labai daug, kartais sunku juos visus atrasti, tai aš jums galiu juos padėti surasti jūs dominančią temą. O jeigu nėra tos temos, pasistengsiu, užduokite temą, kur nerandate, kokie klausimai kyla ir suorganizuosim tos mokymus, pristatymus ir bus viskas aiškiau.
Na, o šiam kartui tada tiek. Ačiū uždėmesi ir susimatysime kitą kartą. Ačiū. Viso geriausio.